pavasarį susmulkinta šakos nuo nugenėto sodo ir dabar kažkaip tai per vasarą net nebuvo išbarstyta ant daržo, kažkaip tai taip ir paliko, bet gal ir gerai, nes pradėjo pūti ir, kaip sakant, ir grybai savo pradeda daryti, skaidyti ir jau matosi, koks geras humusas tampa daržui, organinė trąša ir ką, jau, kaip sakant, daržo reikalai eina į pabaigą, bet dar ne visai, tuoj apie tai pakalbėsiu. Tai va, pagalvojau, prieš kimbant į paskutinius darbus, krūvelė per vasarą gerokai papuvo, česnakai jau susadinti, auga savo ir sakau, čia po medžiu visada sunkiausiai viskas augo ir nutariau, kad paliksiu va, gildai vasarą pabūti pavėsyje ir taip toliau, tai po liepą liks toks žolinėlis, kas augs, tas augs, bet čia sodinti nieko neapsimoka, nes niekas ir neužauga normaliai. Tai va, sakau, maždaug va, už medžio perimetro, sakau, dar pabarstysiu, nes vis tiek ta žemė dar prašosi ir prašosi organinės medžiagos, kad jinai būtų sodresnė. Ir kągi, kaip sakiau, daržo reikalai eina į pabaigą, bet liko 2 svarbus momentai. O šiandien kibsiu prie pirmojo svarbaus momento, kuris yra likęs, tai morkos. Oi, morkos iš tikrųjų neblogos užaugo, o, su kojytėm visokiom. Jo, yra pora rūšių ir jos tikrai gausiai ir gerai užaugo, kas mane džiugina, nes morkas mėgstu įvairiuose vietose panaudoti. Ir vat, kaip čia visiškai atsitiktinai užaugęs pašarinis runkelis, tai antras momentas, prie kurio reikia dar, kaip sakant, iki didžiųjų šalčių padaryti, tai būtent surinkti pašarinius runkelius avytėm, kurios skanauja su miltukais. Tokie judesiai rodo, ateina lietus, tad reikia kibti tas morkytes ir susirinkti. Pastarosios dienos vien darže leistas. Kiek, aišku, oras leido. Kitose Lietuvos dalyse mačiau jau ir pirmas sniegas krito, bet čia mažoje Lietuvoje, kuri vis tiek yra kažkiek įtakojama jūros, marių, tai nei kvapo. To sniego nebuvo. Tai va, mano oranžinės dienos, galiu sakyti. Iš pradžių morkas nukasiau, o po to per keletą užėjimų, jeigu galima sakyti, pabaigiau ir runkelius.
avytėm. Na, jie, aišku, irgi gyvybės pamylėti vairių, turbūt ir kurmių, pelėnų ir dar kitokios gyvybės. Na, manau, kad balansas yra svarbus dalykas. Duoti ir jiems pavalgyti, kaip sako, negali naikinti. O man tai įspūdingiausia, kad kaip pavyzdys, na, kai nuėda ir po to čia vos ne kaip kokia Jeff Kūno ar Henry Mūro skulptūra. Taip, dalį lapų surinkau, sakau, vis tiek avytėm dar šalumos sultingos. Nuplausiu ir paduosiu ir jos, kaip sakant, sulapnos su didžiu džiugesiu. Tai va, toksai visai malonus rudenio sezono užbaigimas darže. Dar turbūt gal lauke bus tų vis tiek darbelių šiokių tokių, bet, kaip sakant, daržo reikalai užbaigti ir belieka imtis, kaip Žemaitijai sakoma, užkresčių ir sunešti viską į aruodą. Štai ir paskutinis kreščius. Ir ką, įeime į sklepą, prie kurio juk vasarą tiek daug prakaituota. O dabar jis mane, oi, kaip džiugina. Tai pamatysit toj runkeliu. O, kaip gerai, gera ši puikiai sistema palečių, ant palečių tos vadinamus, ką žmonės naudoja kaip pakeltas lysves kai kur, bet iš principo yra naudojama prekiam įvairiom vežti, tai ir netgi daržovėm. Tai vat runkeliai, šiek tiek burokėlių užaugo, baltieji ridikai ir ropės tai labai prastos. Na, bulvių, kaip sakiau, kūdas derlius. O čia vaikiška šita vonelė ir parodysiu, jos aš dabar nekapstysiu. O, tarp kitko. Turim 9 laipsnius ir per 80% drėgmės. O čia yra sena kareiviška dėžė, nežinau, ar nuo kokių pabūklų, ar šovinių, ar dar kažko. Bet kaip ir esu praeitą rudenį ir už praeitą rudenį taip rodęs minimaliai, kaip aš tada į kibirus dėjau, bet principas yra toks pat, kad morkas dedi ir užkasinėji su smėliu. Taip, suguldai, kaip, nežinau ką, kaip sluoksnis, kaip kokį sluoksniuotą tortą ir taip gaunasi gerai, nes morkos išsilaiko pakankamai didelis procentas jų ir nesupuvęs, ir sultingas, turiu omeny morkų, ir jos, kaip sakant, nebūna perdžiavusios, pasiėmė ir valgai, netgi dar iki pat kokio, nesumeluosiu, kovo balandžio drąsiai turiu šviežių morkų. Ir netgi buvo likę čia toj pačioj dėžėj praeitais metais, kad ir čia šitas sklepas kaip buvo kiaurai pučiamas ir pašalę viską, bet vis tiek atkasiau dar kokį gegužės ir birželio, man atrodo, mėnesį dar buvo nemažai valgomų morkų. Tai va, matėt, kaip vasara prie šitos arkos ir prie to langelio ir čia prie tų sienų ir prie tų grindų. Taip, čia visko būta. Ir sakau, rudenėlio gerybės miela ir džiugu čia sunešti ir atsisėsti ir jau su šviesa, param, šviesoje, ne patamsiuose kokiuose. Tai va, baigiu rudenėlio šventę čia
dėkodamas jums už pridedamus nykščius, paspaudžiama mygtuką subscribe arba užsisakyti šitą kanalą, pasidalinant įrašų su draugais, o taipogi paremiant Contribui Patreon platformai, o taip pat galima ir Revolut. Visos nuorodos yra aprašyme, kaip ir nuoroda į naują Facebook puslapį. Kaip praeitą seriją sakiau, mano asmeninė paskyra buvo nulaužta, todėl seno puslapio negaliu prieiti ir atgauti teisių. Na, dar kažkiek bandau, bet Facebookas yra užsibarigadavęs robotais ir ten niekas nieko neatsako į mano jau eilę laiškų. Nesvarbu, čia jau atskira istorija, aš dėkoju jums, kaip visada, už viską. Ačiū ir iki sekančios serijos.